Skaitinys iš Skaičių knygos. Palikę Horo kalną, izraelitai patraukė prie Meldų jūros, norėdami aplenkti Edomo kraštą. Kelionėje žmonės nustojo nuotaikos ir priekaištavo Dievui ir Mozei. Kamgi mus išvedėte iš Egipto, kad tyruose mirtume, duonos nėra, vandens nėra. Nuo lengvo tavo valgio mus ima šleikštumas. Ir pasiunti viešpats į tautą nuodingų gyvačių. Jos kasdavo žmonės ir daug Izraelyje mirė. Tad ėjo žmonės pas Mozę ir sakė, mes nusidėjome, nes priekaištavome Dievui ir tau. Smelsk, kad viešpats atimtų gyvatės nuo mūsų. Ir Mozė meldė už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei, padirbdink angį ir iškelk ją ant stulpo. Kiekvienas, kas įgeltas į ją pažiūrės, liks gyvas. Tad Mozė padirbo iš vario angį ir iškėlė ant stulpo. Kai žmogų įkasdavo gyvatė, tas žvelgdavo į varinę angį ir likdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Tu nebeslėpk nuo manęs savo veido. Mano sielvarto dieną atkreipk į mane savo ausį. Skubiai išklausyki, kai tik į tave aš šaukiuosi. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Gerbs tavo viešpatie vardą pagonys, tavo didybę pasaulio valdovai, kai atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys. Vargšų maldų jis klausysis, jų prašymų jis nepaniekins. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Bus parašyta ateinančiai kartai ir nauji žmonės viešpatį garbins. Pažvelgė viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn, aimanas išgirdo belaisvių, pasmerktus mirt išvadavo. Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia. Pažvelgė viešpats iš aukštojo sosto. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl jiem kalbėjo, aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite savo nuodėmėse. Kur aš einu, jūs negalite nueiti. Tada žydai ėmė klausinėti, nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako, kur aš einu, jūs negalite nueiti. Jėzus atsakė, jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs iš šio pasaulio, o aš ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu, jūs numirsite savo nuodėmėse. Tuomet jie paklausė, kasgi tu toks esi? Jėzus atsakė, kaip tik tas, ką aš jums sakiau. Daug turėčiau apie jūs kalbėti ir smerkti, bet tiesiakalbis yra mano siuntėjas. Ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą. O Jėzus tęsė, kai žmogaus sūnų būsite iškėlę aukštyn, suprasite, kad aš esu. Ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Mano siuntėjas yra su manimi. Jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau tai, kas jam patinka. Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį. Šiandienos Evangelijoje artėjom prie Velykinio įvykio, prie Kristaus mirties ir prisikėlimo, ir žydų bendruomenė, Dievo tautos bendruomenė ieško Mesijo, ieško ir bando suprasti, suvokti, bet Dievo žodis, Kristus, yra didesnis negu mūsų suvokimas.
Nei mūsų tradicijos, nei mūsų žinios, nei mūsų suvokimas, supratimas niekada nebus tas mastelis, kuris gali pamatuoti Kristaus širdį. Ir dėl to, jeigu bandysime suvaldyti tą situaciją patys pagal save, žiniomis, rekolekcijomis, kažkokiais mūsų įgytais, išugdytais dvasiniais gebėjimais patirti Dievo pilnatvę, tai niekada nepavyks. Ir mes esame iš šio pasaulio, o jis yra ne iš šio pasaulio. Mūsų matavimo vienetai yra tiesiog neįgalūs pamatuoti Kristaus. Dėl to Kristus visą laiką mums liks slėpinys, malonės vieta. Ir dėl to tai yra taip svarbu, kad mes išsaugotume nuolankę širdį kaip Dievo motina, kaip Marija. Marija yra mums palikta kaip pavyzdys po kryžiumi, tam, kad mes sugebėtume priimti Kristaus kryžių ir prisikėlimą, kad mes sugebėtume priimti Dievo meilę jos neribodami. Marijos širdis yra kaip bedugnė, kuri neriboja Dievo. Jis tiesiog priima visiškas tobulas priėmimas. Ausis ir širdis. Ir Dievo tautai, kaip ir mum, yra sunku. Ir ta diskusija su Kristumi, tai koks tu esi, kas tu esi, iš kur, kodėl mes negalėsime nueiti ten, kur ir tu. Tai ką tu čia ruošiesi savo padaryti? Tai visi tie klausimai, kurie kyla, tokie labai žmogiški, labai žemiški. Ir Kristus kviečia į pasitikėjimą. Pasitikiu. Įeiti į tą santykį, draugystės santykį. Absoliutaus pasitikėjimo santykį, nes jisai yra viena su tėvu. Ir tik tai tame santykiu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tame buvime, komunijoje su Kristumi mes galim patirti dangų. Sako, jūs numirsite savo nuodėmėse, jeigu nepatikėsite manimi. Bet jeigu nepriimsite tokią vaiko širdimi, Marijos širdimi, jeigu nepriimsite viso slėpinio, jo neribodami, brangi malonė, kuri nesutelpa nei mūsų galvoje, nei mūsų širdį. Jinai pranoksta mus. Ir dėl to, kaip Sokratas tiesos akivaizdoje, turėtume sakyti, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Kuo labiau myliu, tuo labiau suprantu, kiek dar nemyliu. Liesdamasis prie Dievo meilės, turėtume suprasti, kad kuo labiau myli, tuo labiau nemyli. Tuo labiau supranti, kokia dar galybė, kiek dar daug yra. Ir svarbia, nesustot pusiaukelėje. Sakyt, man užteks, nebegaliu daugiau Viešpatie. Čia yra riba. Ir vos tik mes nubrėžėm ribą, mes liekam tada žmogui. Ir tada mumise dangus nebesilaiko. Dangus yra tėvo širdies begalybė. Ir jeigu mes tik nubrėžiam liniją, mes tampam kaip tas vyresnysis sūnus, kuris nebegali įeiti į tėvo namus, nes tiesiog jo, ne tai kad jis negali įsileisti tėvo namų į savo širdį, nes širdis yra per siaura. Netelpa ten tėvo namai, netelpa vyresniojo sūnaus širdyje tėvo širdis. Jis ją apriboja, tiesiog negali perlipti pats per save. Ir Kristus mums yra malonė šventojoje dvasioje. Kristus sako, aš jūs nepaliksiu našlaičiais, aš paliku jums globėją, užtarėją, šventąją dvasią. Ir dėl to, jeigu mes nuolatos, nuolankiai neatsinaujinam to šventosios dvasios komunijoje, jeigu neparuošiam vietos Kristui, nes Kristus yra dangaus karalystė, nėra kitos dangaus karalystės kaip tėvo žvilgsnis. Arba kaip Kristaus žvilgsnis į tą moterį svetimautoją, kurią atvedė jam ir klausė, ar turim užmėtyti akmenimis. Ir tas gydantis, mylintis, gyvenimus keičiantis Kristaus žvilgsnis. Jisai nepritarė jos nuodėmiai, nesako, kad viskas tvarkoja, viskas čia gerai, nepergyvenk ir toliau taip tęsk. Nesako, daugiau nebenusidėk. Bet prieš sakydamas tai, jisai pirmiausia ją žvelgia tokiu mylinčiu žvilgsniu, kuris sudaro galimybę daugiau nebenusidėti. Nes jinai patyrė, kad jinai niekada nebuvo taip mylėta. Jinai ieškojo meilės. Kaip ir kiekvienas iš mūsų, mes ieškom meilės, mes ieškom būti laimingi. Ir ta moteris, jinai ieškojo meilės. Savo supratimu, savo būdu. Ir tik sutikus Kristaus žvilgsnį, patyrė tokią meilę, kokios gyvenime nebuvo patyrusi. Ir būtent tai yra atspirties taškas pradėti naują gyvenimą. Tai atspirties taškas nėra tai, kad mes apsisprendėm gyventi tobulai, šventai,
ir pagal visas taisyklės. Ne atspirties taškas, kad susitiko mūsų žvilgsniai su Kristumi ir mes, atsirado alkis dangaus karalystėje. Mes tapom tokie alkani ir tos meilės, kad tai tapo viso ko prioritetas mūsų gyvenimo. Ir kad tada tu viską palikęs leidėsi į kelionę su Kristumi. Kristus tampa ta Betlėjaus žvaigždė, vedanti mūsų pasirinkimus, mūsų kelionę. Ir atrodo gyvenime nieks nepasikeičia, ta pati šeima, tas pats darbas, ta pati bendruomenė, tos pačios aplinkybės, tos pačios mūsų dorybės ir tos pačios nuodėmės. Bet keičiasi viskas, keičiasi mūsų žvilgsnis. Mūsų pažeidžiamumas lieka, bet mes tiesiog įsileidžiam į savo pažeidžiamumą Šventąją Dvasią. Ir tai keičiasi, nes mes norime mylėti, kaip myli Kristus. Norime būti dosnus, kaip buvo Kristus. Norime gydyti, kaip tai darė Kristus. Norime melstis, kaip meldėsi Kristus. Naktimis su tėvu tame ryšyje, begaliniam ryšyje su kūrėju. Ir tada tu nebegali daryti nuodėmės, nes nuodėmė tai yra tai, kas yra priešiška kūrėjui. Tai, kas griauna, tai, kas yra destrukcija, tai, kas atskiria. Tu nebegali leistis tam, nes tiesiog tau nebesinori. Tu nebenori nuodėmės. Nuodėmė jinai lieka saldi, taip, jinai lieka patogi, bet ta meilė ir tas Dievo alkis dar didesnis už nuodėmę saldumą. Ir aišku, tai yra irgi kelionė. Mes esame trapūs, silpni ir mes vis pametam tą žvilgsnį ir vėl susigundam blizgučiais kaip šarkos. Kažką pamatėm, vėl nukrypo mūsų žvilgsnis ir vėl išklydom iš kelių, bet ir dėl to tai yra taip svarbu, kaip adoracijai. Užsisvajojai, nuėjai kažkur, nukeliavai mintimis ir tik pagavai save, kad jau esi labai 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 toli, esi dar koplyčiai, bet o širdimi jau taip toli. Ir grįžti, sakai, viešpatie gelbėk, kaip Petras skęsdamas savo mintise, minčių jūroj, reikalų jūroj, rūpesčių jūroj. Viešpatie gelbėk. Tad šiandienos Evangelija jinai kviečia atgimti Kristui per tikėjimą, per tą susitikimą. Nes jisai yra tas, kuris vykdo tėvo valią. Jis nieko nedaro iš savęs. Jis visą daro iš tėvo. Jis myli, kaip myli tėvas. Jis yra komunija. Ir ta komunija, kuri tapo mums arti. Dievas, kuris yra begalinis, kuris yra niekaip neįmanoma Dievo sutalpinti į žmogaus širdį. Tai vat Kristuje Dievas tapo artimas, prieinamas, apkabinamas. Visiškai, tai yra gyvenimo kelionė, pati nuostabiausia piligrimystė, į kurią esame pakviesti. Bet mes matom, kad ta nuostabiausia piligrimystė eina per kryžių ir per prisikėlimą. Mes turim pereiti per savo ego Golgotą, per savo nuodėmes, per savo vartotojiškumo, per savo kažkokių tai interesų, per savo siaurumo, per savo prisirišimo, priklausomybių. Tiesiog mes turime pereiti per visą tai kartu su Kristumi. Ir jeigu nepereinam, tai mes tada negalime žengti tą prisikėlimą, nes liekame prie savo prisirišimų. Tiesiog tai, kur bus akcentas, ką mes pasirinksim. Kristus mums siūlo laisvę, dangaus laisvę, bet ar mes sugebėsime paleisti, išlaisvinti rankas, kad priimti Kristaus laisvę? Čia klausimas didysis yra. Visas gyvenimas yra mums duotas tam, kad po truputėlį atsileistų mūsų pirštai ir vis labiau būtų pripildyti Šventąja Dvasia mūsų širdis. Ir aišku, mes vis grįžtam ir vis suklumpam ir vėl nutolstam ir vėl kažkiek atsiveriam. Ir va čia yra svarbiausias dalykas. Ne kiek knygų perskaitysim, ne kiek mes velnias mintinai moka šventą raštą, bet jis mokėdamas mintinai šventą raštą, jis negali jo skaityti su meile, ištarti Jėzaus vardo su meile, su Šventąja Dvasia. Jam tai yra tik teorija, tik žinios. Ir mes esame gundomi žiniomis ir turėjimu. Tie turtai, kuriuos piktasis siūlo, piktoji dvasia, jie gali nebūtinai būti nekilnojamas turtas, visa ta galia, valdžia, miestai. Tai yra ir dvasiniai turtai, kurie yra nukreipti į savo ego, į savo interesų tenkinimą kažkokį. Jėzus mus išlaisvina iš mūsų priklausomybių. Jėzus yra mūsų dangus ir nėra kito. Ir dėl to Kristus šiandien sako, jeigu neatsiversite, jeigu neįtikėsite, jeigu nesileisite tą mokinystės kelionę, jūs mirsite savo nuodėmėse. Nebus jumise, nesilaikys jumise amžinasis gyvenimas, nesilaikys jumise mano žvilgsnis. Jūs kaip šarka iškeisite tą Dievo žvilgsnį į kažkokius blizgučius, beverčius. Prašykime Šventosios Dvasios, kad
duotų mums vidinių jėgų, užsidegimo, alkio, sekti Kristumi ir būti su Kristumi, būti pripildytiems Kristaus dvasia ir spinduliuoti Kristų, liudyti jį, dalintis juo. Vienintelis būdas, kaip mes galime žmonės būti pripildyti šventąją dvasią, tai ją dalintis. Kristus mums paliko šitą didžiąją misiją. Mes dalindamės į dangaus karalystę, skelbdami ją, kviesdami ją, patys vis naujai išliekam, išsaugom tą žvilgsnį nukreiptą į dangų, juo besidalindami. Ir vos tik nustojam, tai mūsų auksas virsta moliu. Amen. Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.